Sveiki. Sulaukė labai gražios žiemos. Tokios tikros. Labai smagu, balta, šviesu. Ir šį mėnesį aš kalbėsiu apie vidinę tiesą. Apie vidinės tiesos pasakymą savo. Žinot, kaip tai yra svarbu? Jūs jeigu ir pradedat sakyti kažkokią tiesą, tai visada stengiatės pirmiausia prispausti savo artimuosius, paskui dar kokius nors politikus, paskui dar ką nors apie juos. Ir tai ne jiem į akis, o dažniausiai už nugaros. Vat šitos dalykus jūs darot ir galvojat, kad kažkokią tiesą jūs jau kalbat. Tai tiesa ne nuo to prasideda. Tikroji tiesa prasideda nuo tiesos savo apie save. Iš burnos į sąmoningumą, iš burnos į sąmoningumą. Kas aš esu, ko aš nedarau, kaip aš tingiu, kaip aš nenoriu, kaip aš noriu apkaltinti kitus, kaip aš noriu visus pasmerkti ir nuteisti iš kažkokio teisuoliškumo, ne iš teisybės, iš teisuoliškumo, tai yra trauma. Vat kalbėti savo apie save tiesą. Jūs sakysit, kas ten, ko aš ten apie save nežinau. Nu, žinau, kad pikta, nu, žinau, ten dar kažkokia. Kalbant į sąmoningumą, jūs pradėsit matyti, kaip tą keisti. Kaip aš galiu tą daryti arba to nebedaryti. Kaip aš galiu mažinti tai. Kaip aš galiu tą sukontroliuoti. Vat paimti vadžias iš tikrųjų į savo rankas. Čia yra tiesos nauda. Jie yra didžiulė ir begalinė. Visada tiesa savo apie save. Tas pirmas tiesos punktas, jie yra 5. Jis yra pats pagrindinis. Jis gali tęstis visą gyvenimą ir ne vieną gyvenimą. Patikėkit manim. Nes tai yra taip svarbu. Tai yra pats svarbiausias dalykas. Visa kita yra puikybė. Tiesiog labai noriu būti kam nors reikšmingas, labai noriu patikti, labai noriu, kad manim žavėtus. Dabar pilnas internetas tų visų susižavėjusių, besižavančių, nebėra kur jų viso šito dėti. Nes tai ne gyvenimas. Gyvenimas yra matyti save, matyti kaip nesiseka, matyti kaip nuolat lipu ant to paties grėblio ir visus aplinkui kaltinu dėl to. Vyras netoks, vaikai netaip išsiauklėjo, buvau labai gera mama, bet vat, kažkokie tai išėjo netokie. Vat, pasižiūrėkit, kaip tai vyksta. Kad tik gink Dieve nepasakyti savo tiesos apie save. Nes nuo tada prasidės pokytis. Tikras pokytis. Tai šį mėnesį kartu su giluminių vandenų pajudėjimu jūs žinot, kad vasarį įvyksta giluminio vandens pajudėjimas. Tai yra kaip ir medžiuose, ir krūmuose, ir žemėje pačioje vidinis vanduo pradeda priešingą kryptimį suktis. Tai pradėkim su šituo ne tik žiūrėti į save, ne tik tai, kad oi ten kažkaip netaip man išėjo, o atsisėst vakare, atsisėst, suma sumarum padaryti, ar ne? Per dieną. Kiek man nepavyko ir kiek aš kartų apkaltinau kitus. O iš tikrųjų, kodėl man nepavyko? Kodėl aš galvoju, kad nepavyko? Kai aš pradedu kalbėti, aš suprantu, kad man pavyko. Man pavyko pamatyti. Man pavyko sugauti momentą, kada aš apsimelavau savo. Vat ir šita vieta. Ji padės jum keistis. Padės jum išmokti valdyti savo gyvenimą, savo poelgius, savo mintis. Per jausmą. Jūs suprasit, kaip jūs jaučiatės ir suprasit, kokia yra tiesa. Tai linkiu jums visiems sėkmės ir gražios žiemos. Gražios šviesios žiemos su dideliam pusnim, daug rogių, daug slydimo,
daug sniego, daug bridimo ir šiltų namų.